Ar norit parodysiu, kaip sukurti šį efektą? Prisimena dėžutę, kurią rodžiau prieš kelias dienas. Iš jos išsiimkite skystą lateksą ir baltą kempinėlę. Lateksu bandau išgauti norimą formą, šiuo atveju širdelę. Latekso tepsiu nemažai, gal kokius 4 sluoksnius, vis palaukdama, kol prieš tai buvo sluoksnis nudžius. Kai lateksas sustingsta, aš dantų krapštuku švelniai pasidarau skyles, kur norėsiu, kad mano siūlas, kaspinėlis, grandinė ar bet kas eitų. Šioje vietoje atsargiai neįsidurkite į veidą. Kadangi neturiu jokio gražaus kaspinėlio, tai naudosiu šitą virvę. Na ir ką dabar reikia daryti? Tai pro tas skyles, kurias mes pasidarėme, reikia kažkaip taip prakišti šitą virvę. Tai yra tikrai sudėtingiau nei atrodo. Po kokio 5 valandų turime tokį vaizdą. Aišku, problema yra ta, kad aš pasirinkau per storą siūlą. Ir kitam kartui daryčiau tikrai su kažkokia plonesnė juostelė arba su paprastu mažu siūlu. O antra problema, ką pastebėjau, tai yra čia šita vieta. Tai dėčiau latekso kažkur tarp antakių giliau, nes dabar čia, čia ne širdelė. Čia, aš nežinau, kas čia. Štai dabar turime tokį vaizdą ir kad galiausiai viskas atrodytų realistiškiau, aš iš savo Halloweeno dėžutės pasiėmiau Bruce Wheel ir sukrešėjusi kraują. Ir va šituose vietose, kur yra praėjimas, tamsiai raudonais dažais praseinu. Ir štai toks mano final look. Iki kitų kartų. Bye bye.